Tėjos krikšto mama atvežė ir kitiem vaikučiam dovanų. Rojo štai tokią piniginę. Joje buvo tušinukas, užrašų knygutė, lipdukai ir dar buvo įdėti pinigėliai. Pinigėliai buvo įdėti visiems vaikams. Eliai štai tokia piniginė, užrašų knygutė, lipdukai, tušinukas ir dar žiūrėkite, koks mielas meškutis pakabutis su grandinėlė. Ir lygiai taip pat, oi, kaip saulė šviečia. Alicai štai tokia piniginė. Irgi toks mielas meškutis. Tokia va užrašų knygutė. Ir dar va tokie va mieli lipdukai. Pas Alicą žalias tušinukas, pas Elį raudonas ir pas Rojų mėlynas. Saulėta diena, išėjom pasivaikščioti, Tėja susirgo, sėdi namuose. Tėtis Eliai davė pinigėlių ir Elė nusipirko štai tokį puodelį, gertuvę. Mes jau grįžome namo, Elė, žiūrėkit, aš savo nusipirkau štai tokius kedus. Elė norėjo išplauti savo puodelį, kad galėtų naudotis ir jame rado dar štai tokius saldainius. Štai kokie debesis, tikiuosi nepateksim su Tėja po lietumi. Mes buvome ligoniniai, tai reikėjo pas gydytoją. Ir dabar, kaip visada, dar reikia laukti, kol Eliai pasibaigs pamokėlės. Ir mes nusprendėme pasėdėti prie vandens. Na, gal nepermirksim. Tėja išsirinko savo štai tokį sūrelį mango, pasiėmė mineralinio. Na ką, ateinam į savo mėgiamiausią vietą pasisėdėti. O mes, žinot, radom savo svajonių namą pirkti, bet jis jau rezervuotas. Ir taip graudu, jis mums taip patiko, man ir vaikam. Bet dėja jisai jau rezervuotas yra. Nusiunčiau broliui parodyti nuotraukas to namo, aplinkos, jam irgi labai patiko. Tai labai labai liūdna, kad kažkas kitas įsigys, o ne aš tą namą. Tvanku, lietutis, matyt bus, nes ir debesis tamsus. Na ką, aš jau pabaigiau reabilitacijas 2 ir greičiausiai dabar Liepos mėnesį man teks sugrįžti į reabilitaciją vėl, nes sakė, kad dar bus man tų reabilitacijų ne viena, o šiaip jaučiuosi aš jau puikiai dėka mūsų mediko. Ramu, tylu, nei vieno žmogaus. Tuoj ateis sezonas ir bus čia daug žmonių. Mes su Tėja irgi pasišopinam, nusipirkau savo štai tokią maikutę su tokiu piešiniu. O Tėja štai tokias vakojines padovanojo. Nupirkom štai tokius saldainius. Ir dar tokie saldainiai.
Sveikinome su tėčio diena tėtį. Nežinau, labai matosi šuniukas toksai stovi. Rojus su Elija būrelė pagamino tėčiui tokią muilą kempinę. Tai va turės jisai net 2 muiliukas kempinė. Elija mokyklėlį štai kokį darbelį pagamino. Po to vakar dar Alicija su Elija buvo užsiėmimuose, gamino tėčio dienai. Štai tokias rankutes. Čia Lica pati pagamino, tėjos darbelis ir dar tas darbelis su šuniuku, tėjos gamybos. O tie 10 centų pasirodo ištrinti va čia širdeles ir ten tėja parašiusi tėčiui palinkėjimus. Alica prisiminė, kad prie paveiksliuko pamiršo padovanoti dar štai tokį raktų pakabutį ir dabar padovanojo tėčiui.